C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Daug ką lemiančias rungtynės. Tiesiog turim likusias rungtynės. 3 rungtynės likę, prieš 2 savaitės 4 iš 4 reikia laimėti, dabar sakau 3 iš 3, todėl. Treneri, daug kalbate apie tai, sirgalių palaikymą, labai vėlyvos rungtynės, negalvojat, kad gali šiek tiek atmušti sirgalių susirinkimą? Negalvoju. Tikitės? Tikimės be abejo, nes šiais metais, kalendoriniais 23, mes turime tik 2 rungtynės namuose. Tai yra šita su Patrais ir su Dižonu. Didžiojo arenoje. Tai nėra taip, kad mes čia žaidžiam kas 2, kas 3 dieną. Tvarkaraštis yra toks, kad nėra čia pasiteisinimų, mums nėra pasiteisinimų pralaimėti, sirgaliams nėra pasiteisinimų neateit, nes tai yra mums lemiamos rungtynės. Mes žaidėjai labai yra ištroškę revanšo nuo tų Patrų rungtynių, kur labai apmaudžiai pralaimėjome 2 taškais ir esame pasiruošę tam mūšiui. Kalbant apie sirgalius, po mačo su Wolves įvyko incidentas, kaip jūs reaguojate į tokius aistruolių ir tokį poelgį? Aš labiau reaguoju, kad žaidėjai būtų agresyvūs aikštelės ribose, o ne kas ten vyksta tarp fanų. Tai mano darbas yra toks, kad užtikrinti, kad žaidėjai būtų agresyvūs. Kalbant apie varžovų komandą, kokia tai yra komanda ir kaip būtų pamokos paprastai? Tai pamokos visų pirma kontroliuoti geriau jų izoliacinį krepšinį 1-1, kur rungtynės realiai nulėmė Kaunas ir Heilas lemiamais momentais, ypač tose rungtynėse Kaunas. Tai turim paruošti geresnį planą, kaip apsiginti, kaip padėti prie išsikeitimų mūsų didesniems žaidėjams apsiginti komandiniais galbūt veiksmais. Taip pat paskutinės 3 atakos buvo labai prastos iš mūsų pusės. Turim atsirinkti tiksliau taikinius, ką galima atakuoti ir ko vengti atakuoti. Ir kontroliuoti rungtynės fiziškumo prasme. Tas yra labai svarbu. Mums ir to nesvarbu, kiek mes įmesim. Mums svarbu, kad varžovai mestų mažiau ir gali būti tos rungtynės ir ne pačios gražiausios akiai. Nes tikrai norėsim jas padaryti gynybinės rungtynės. Jūs buvęs auklėtinis Ačinikė, vėlgi Patras atidarė kažkiek bėdų, kaip galbūt reikėtų stabdyti? Jaime jisai labai priklauso nuo gynėjų. Jisai bent jau kiek mes matom, jis nežaidžia ant ūso, jis žaidžia daugiau iš pick and rollų, jis seka visą laiką mažiukas, jeigu žaidžia pick and rollą, veržiasi, jis visą laiką seka iš paskos, kartuoja tos metimus antraisiais šansais, todėl mes turėsim būti labai geri atakuodami žaidėjus, kurie lipa ant lentos, juos stabdydami, juos atsitverdami, duodami jiems kontakto ir taip kontroliuodami. O Jaime yra talentingas žaidėjas ir kaip pasakyti, 1-1 mes gal jo ir nesustabdysim, bet visur turės būti komandiniai veiksmai. Iššūkas vis dėlto parsivežė tik 2 taškų tą skirtumą, ar tai nuima kažkiek psichologinio spaudimo žvelgiant į tą tarpusavio balansą? Sakau, tai buvo tos rungtynės, kurias tikrai galėjom laimėti ir pagrindinis, ką parsivežam iš Patrų, tai yra žiaurinis noras atsirevanšuoti paprasčiausiai. Tai tų taškų skirtumas aišku yra svarbus, norisi laimėti 3 ir daugiau taškais, čia kas be ko. Bet labiausiai norisi pasiekti revanšą ir irgi kažkokią reakciją parodyti po paskutinių rungtynių su Vilkais. Ir kalbant apie žaidėjus, šiandien čia treniruoti nematom Luko Liaco, kokia yra situacija, ar žais, nežais, to kaip sveikata? Šiek tiek apsirgo Lukas ir greičiausiai rytoj jo nebus. Tas čia mums vakar atsitiko, šiokios tokios sveikatos problemos, bet sekančios rungtynės jau turėtų žaisti. Kalbant apie tos pačius Patrus, kokie dalykai galbūt iš jūsų pusės būtų tie, per kuriuos galėsite mušti varžovų komandai, iš detalių galbūt labiau kažką? Tai kaip ir sakiau, atakuoti teisingus taikinius, nes atletiškumo jie turi daug, tai jeigu mes strimgalviais eisim ant tų atletiškų žaidėjų, tai bus labai nekokie metimai, tai tada šansų mažėja. O jeigu mes biški tos kantrybės parodysim, biški geriau daugiau žaisim kartu, tas kamuolys judės, tas vadinamas bus inside-outside game, tai tada šansų daugėja ir tikrai negalvom, kad mes esam tokie prasti metikai kaip paskutinėse rungtynėse. Ta krepšį tikrai norim pramušti. Kalbant apie kitus reikalus, Ąžuolas Tubelis spindi Neptūne. Kaip reaguojate savo auklėtinio pasirodymus, nes dabar prie Žalgirio puikios rungtynės?
Ąžuolas šaunuolis, gerai įsilėjo, greitai pakankamai įsilėjo, stebim, džiaugiamės, sekam, kaip vyksta viskas ir tiek. Nesinorėtų pas save turėti dabar, Tubelio. Dabar mūsų sudėtis yra užpildyta, tai žinot, norėtų, tai jeigu jisai ateitų, tai kas tada nežaistų. Tai žinot, čia daug tokių yra ir vidinių komandos reikalų, kur mes negalim, taip norėtum, nenorėtum. Tai mes jį projektuojame į sekančius metus ir tiek, o dabar jis gauna daug žaidybinio laiko ir daug gero pasitikėjimo savimi, kas jaunam žaidėjui labai svarbu. Treneriai, rinktinės reikalai, matėte lentelę, ką gavom į grupę. Kaip jūs vertinat varžovus? Vis tiek vasara laukia lengva, sunki. Rytoj laukia labai sunkios rungtynės. Apie rinktinę negalvoju dar. Tikrai ne. Atvirai sakau, tikrai ne, nes rytoj mums yra finalas. Treneri, galbūt iš mano pusės tos klausimas. Vakar Donatas Urbanas buvo paskelbęs ir pranešęs, kad Anadolu Efesas domėjosi Gorhamu. Kiek tai yra iš tikrųjų realu, galbūt kažką žinote, kas tas dėmesys buvo iš tikrųjų tikras ar ne? Kažkokie pokalbiai net nebuvo iš tikrųjų. Nuogirdos kažkokios buvo, bet esmė, kad kiek supratau, tai ir pasibaigs tuo nuogirdomis, bet smagu, kad mūsų žaidėjai yra radarė ir iš Eurolygos komandų, tas manau, prideda ir pasitikėjimo pačiam Justinui ir mes to džiaugiamės, kad žaidėjas kartais net negaudamas prisilietimų prie kamulio, eilę rungtynių jau gal neišnaudojam taip, kaip norėtųsi jį išnaudot, bet jis vis tiek gauna tokį dėmesį iš gerų komandų, dėl kad geros komandos jos mato ne tik, kas įmeta į krepšį, jos mato daug daugiau. Mes tą patys matom komandų ir dėl to mes Justiną labai vertinam ir džiaugiamės, kad jisai yra su mumis. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.